Sveiki, aš esu sveikatingumo instruktorius ir kineziterapeutas Rokas, o šiandieną paruošėme treniruotę su svareliais. Visiškai nebėda, jeigu svarelių namuose neturite, galite drąsiai panaudoti vandens buteliukus, pusę litro arba gal net pusę litro. O treniruotė su svareliais tai tikrai didelis iššūkis sportuojantiems, nes ne tik tvirtiname, stipriname raumenis, juos didiname, bet tam tikrų pratimų metu net stiprėja mūsų kaulai. Taigi nepabijokite svarelių ir pradedame treniruoti. Ir mūsų pirmas pratimas, pradėsim treniruoti kojas. Taigi dešinė koja tiesiog prilimpa prie žemės, jinai nejuda, bet judės kairė. Darom žingsnį, nedidelį žingsnį į priekį, kojos per kelius susilenkia ir su ta pačia kairė koja bandom žingsnį atgal. Ir lygiai taip pat susilenkia. Ir žingsnis į priekį, žingsnis atgal. Visą laiką bandome išlaikyti nugarą tiesią, giliai kvėpuojam, o dešinė koja nejuda. Ką? Taip, kvėpuokit visą laiką su žvilgsniu į priekį, rankas laiko tvirtai su svareliais. Vat, ir žingsnis atgal, žingsnis į priekį. Vat, visą laiką nugaros tiesios, koja dešinė net nejuda. Labai gerai. Truputėlį, bet nesmarkiai. Vat, ir koją iš karto statot atgal. Va, kiek pavyko. Ir grįžtat į priekį. Gerai, sustojam. O dabar pakeisim koją. Lygiai tuo pačiu principu. Dabar su priešinga pusė. Vat, tai lygiai taip pat. Dešinė prilimpa. Ar dabar kairė prilimpa? Kairė prilimpa. Gerai. Tai dabar kairę mes pridedam taip, kad jinai nejudėtų. Ir žengiam į priekį su dešinė. Ir atgal. Lygiai taip pat su judesiais kartojam su dešinė koja. Išlaikom pusiausvyrą, kvėpuojam, va, žingsnis į priekį. Viskas kiek išeina. Va, žingsnis į priekį, žingsnis atgal. Kiekvienas su savo amplitude. Tiek atgal ir tiek iki šičia iki priekį. Va, žvilgsnis į priekį kvėpuojam. Pilvas įtemptas. Vat, prilenkėt, grįžot atgal, nugara tiesi, viskas. Sustojam. Gerai. Pakanka. Super. Gerai. Rankas mes sulenksim per alkūnės, bet taip, kad delnais būtų žemyn, o alkūnės lieka aukščiau, kaip lygiai taip kaip petys. Ir dabar pabandome rankas atvesti atgal ir leidžiam žemyn. Atvedam rankas atgal, leidžiam žemyn. Pilvas įtemptas, nugara tiesi. Įkvepiam, iškvepiam. Delnus laikom plačiau, žvilgsnis tiesus. Neleiskit visiškai nukristi alkūnėm žemiau peties sąnario. Vat, nusileido ir grįžo. Rankas plačiau, abi dvi rankos į šalis. Vat, super. Čia mes treniruojam mūsų raumenukus aplink peties sąnarį. Va, daugiau plačiau rankas. Ir būtent tie raumenys išlaiko mūsų sąnarius tvirtus, kad nepatirtume traumų ir galėtume laisvai judėti. Kiek pavyko, pritraukėm ir grįžom. Super. Žvilgsnis visą laiką tiesus. Labai gražiai. Visą laiką tiesus į priekį. Gerai. Ir dabar rankos nusileidžia žemyn. Rankos nusileido. Ir dabar priešingai. Dabar delnais į viršų, laikysime rankas, bet rankos jau bus tiesios per alkūnės ir lenkiam prie savęs, ištiesiam į priekį. Lenkiam prie savęs, ištiesiam į priekį, o alkūnės netgi į priekį pasislinkusios. Nesiglaudžia prie mūsų rankos, bet net į priekį įsistūmusios. Pritraukiam, ištiesiam. Vat kuo daugiau pritraukėt, ištiesiam. Įkvepiam, iškvepiam. Nugaros tiesios, pilvas įtemptas, visi žvalūs tvirti kūnai. Vat, labai gerai. Išsitiesia rankos ir susilenkia. Gali daugiau net ištiesti. Išsitiesia pilnai ir grįžta. Riešus laikot prie savęs prispaustus. Vat, išsitiesia. Labai gerai, viskas laikosi ant rankų. Super. Ir visas kūnas tvirtas, tiesus, išsitiesia. Sulenkiam, ištiesiam. Paskutiniai kartai. Kuo daugiau išsitiesia pilnai rankos, susilenkia. Va, labai gražiai. Super. Gerai, sustojam.
Vat rankos padirbėjo, pečiai padirbėjo. Tai dabar abi dvi rankos laiko svarelius, bet taip, kad nykščiais į viršų. Rankos plačiai į šalis. Ir dabar kyla rankos aukštyn į viršų, net virš galvos. Bandome suliesti, o kai jos leidžiasi žemyn ties viduriu, nykščius sukame į grindis ir rankas bandome suliesti už nugaros. Ir taip kartuojam. Į viršų nykščiu suliečiam rankas, leidžiam žemyn nykščiu, žemyn, leidžiame už nugaros. Ir į viršų, žemyn. Stenkitės įkvėpti, kada keliam rankas. Įkvėpiam, įkvėpiam, įkvėpiam. Iškvėpiam, grįžta rankos žemyn. Visą laiką pilvas tiesus, įtemptas. Kuo aukščiau rankos virš galvos ir grįžta. Super. Nykščiais į viršų. Vat. Ir grįžtame žemyn. Gerai. Nugarą tik laikom tiesią. Įtempiam pilvą. Super. Gerai. Rankos į viršų. Leidžiasi žemyn. Vat. Čia lygiai tas pats laiko tiesią visą stovėseną. Su kvėpavimu. Aukštyn įkvėpiam, žemyn iškvėpiam. Nugaros tiesias. Pečiai tvirti. Labai gražiai. Kiek išeina daugiau į viršų, grįžtat atgal. Ir paskutinis. Pakyla rankos į viršų. Paskutinis. Ir leidžiame žemyn. Viskas. Pečius jau pakankinam, ar ne? Gerai. Dabar lengviau atsikvėpti, bet tuo pačiu ir patvirtinti mūsų dilbius bei riešus. Paimsime svarelius taip į delnus, rankos vėlgi sulenktos, bet jau priglaustos prie mūsų. Ir mes dabar pabandome lenkti riešus, pritraukti prie savęs svorius ir beveik ištiesiam delnus, svarelis lieka tik tai ant pirštų galų. Ir vėl pritraukiam riešus prie savęs, ištiesiam į priekį. Prie savęs. Į priekį. Kvėpuojam, nugaros tiesios. Alkūnių labai nelenkia, bet daugiausiai dirba mūsų riešai. Vat, kiek susilenkia, tiek ir įsitiesi. Gerai, ir dabar sulenkėt riešus, sugniaužėt ir vėl ištiesėt. Va, ir vėl sugniaužėt ir vėl. Nuo pat pirštų susilenkia ir grįžta. Super. Va, labai gražiai. Nuo pat pirštų ir įsitiesėt. Bandot sulenkti pilnai pritraukėt ir ištiesėt. Gerai, sustojam. Tiesiog sukiosime svorį per riešo sąnarį. Taigi vidinė pusė į išorinę. Į vidinę pusę į išorinę. Alkūnės prispaustos prie mūsų ir bandome kuo daugiau pasukti ranką, tuo labiau atsukti. Tarsi bandom suvesti rankas, tarsi bandom jas atidaryti. Į vidinę, į išorinę pusę. Alkūnės daugiau laikykit sulenktas arčiau savęs ir į vidinę pusę. Va, ir į išorinę. Nugaros tiesios ir kvėpuokit. Kad ir laikom svorius rankose, bet mūsų nugaros visada laikom tiesias. Va, laikom vieną pusę, kitą. Rankas arčiau prie savęs. Ir riešai tvirti laiko. Va, kaip gražiai. Rankos prie savęs arčiau. Viskas. Sustojam. Na, klausykit. Ne dabar svorius dedame prie žemės, bet dedame taisyklingai. Kojas sulenkiam, nugaros tiesios ir padėjom svorį prie žemės. Dabar leisimės mes patys ant grindų. Liksime padėti ant 4, kada keliai sulenkti, mūsų rankos tiesios ir pabandome laikyti svarelius priešai save. Na, kad būtų patogu. Dirbsim dabar tik su viena ranka. Taigi dešinė ranka mūsų ant žemės pilnai atsirėmusi, kairė ranka laiko svarelį, labai gerai, nugaros mūsų tiesios, nepamirštam šito. Ir dabar su kairė ranka atvedam svorį taip į šalį ir padėjom prie žemės. Bet kai tik vedam į šalį, stenkitės taip net kilti, reiškia tik iš rankos pakėlėm, padėjom. Pajausit, kaip dirba tarpmentiniai raumenys. Vat, atkilo, nusileido, o žvilgsnis visą laiką į žemę. Taip, žvilgsnis į žemę, kvėpuojam, labai gražiai. Gerai, nugara tiesi, įkvėpėt, pakėlėt svorį, iškvėpėt, grįžtat žemyn. Super. Va, šičia lygiai tas pats. Labai gerai, galit daugiau ranką į priekį, va, ir leidžiasi žemyn. Pakėlėt, mentiniai raumenys tarp menčių, įsitempė, padeda kelti svorį ir grįžta žemyn. Nugara tiesi, šičia prilaikot ir dabar pilnai atvedėt ranką, grįžot. Super, sustojom.
Dabar lygiai taip pat kartuosim iš priešingos pusės. Mūsų dešinė dabar ranka dirbs, o kairė laikysis kaip atrama. Pilnai atvedam ranką į šalį, grįžtame atgal. Atvedame į šalį, grįžtame atgal. Žvilgsniu į apačią. Įkvepiam ir iškvepiam. Kiek pavyksta, va tiek aukštai nebūtina kelt. Na, bandom. Įgi šičia ir grįžtam. Pakeliam aukštyje lygiai kaip ir petys mūsų lieka tam pačiam aukštyje. Iki peties sąnario. Pakėlėm ir padėjom ant žemės. Paskutiniai kartai. Kiek pavyko? Galbūt su viena pusė lengviau, su kita sunkiau. Truputėlį va šitai. Ir viskas, sustojam, pakanka. Oho. Taigi pirma treniruotės dalis baigta. Atsikvėpkite, pailsėkite, išgerkite stiklinę vandens ir netrukus grįšime. Atsikvėpėme, atsigėrėme vandens ir grįžtame prie darbų. Taigi pradedame antrąją dalį treniruotės. Liekame su svareliais rankose ir dešinė koja mūsų būtinai turi būti ištiesta. Reiškia, kai tik ištiesėt, įtempėt pilvą, išlaikom pusiausvyrą ir reiks atkelti kairę ranką su svoriu. Taigi iš tokios padėties susilenkia ranka per alkūnę ir bandom ištiesti ranką ir grąžinti atgal. Įsitiesia už mūsų, grįžta prie mūsų. Tik per alkūnę ištiesėm ir grįžom, o dešinė koja ištiesta laikosi, išlaikom pusiausvyrą, įkvepiam, iškvepiam. Va, dar keletą kartų, labai jau taip stipriai nereikia tiesti, šičia prisilaikot, labai gerai. Ir per alkūnę susilenkė, įsitiesi, labai gerai. Šičia pilnai ištiesta ranka per alkūnę, dar vieną kartą, super, ir grįžtat, sulenkėt ranką. Ir vėl ištiesėt. Sulenkėt, ištiesėt. Ir paskutinis. Viskas. Dabar iš kitos pusės lygiai taip pat keičiasi tik rankoje svoris. Tai dabar pabandome kairę koją ištiesti, dešinė ranka laiko svorį, įsitiesia už mūsų ir grįžta. Žvilgsnis į žemę geriausias, nes tada išlaikome tiesią nugarą lygiai su kaklu. Ir atsiminkit, pilvas įtemptas, kad būtų mūsų visas kūnas tvirtai išlaikantis pusiausvyrą. Ištiesėm ir grįžom. Ištiesėm ir grįžom. Va, labai neskubėkit. Laikot pusiausvyrą. Va, ir viskas, ir užtenka. Ištiesėt. Va, ir iki šičia užtenka. Paskutiniai kartai. Va, labai gerai. Kiek išeina ištiesėt ir grįžtat. Paskutinis ištiesėt ir grįžtat. Viskas. Pailsėkim. Atsikvepiam. Darbas su svareliais tikrai ne pats lengviausias. Tai todėl mes padarysime lengvą tempimą, kad kūnas galėtų pailsėti ir atsikvėpti. Tai dabar svarelius padedam į šalis, rankos ant žemės. Nugaros mūsų labai svarbu, kad liktų tiesios. Ir pabandome susikūprinti. Kiek pavyksta per nugarą. Susikūpriname žvilgsniu į apačią. Ir į priešingą pusę lenkiam žemyn, pilvą spaudžiam į grindis, o mes žvilgsniu į viršų. Šičia mes įkvepiam. Ir vėl. Su iškvėpimu susikūprinam. Su įkvėpimu atlošiam žvilgsnį į viršų. Ir kartojam. Vat. Su kvėpavimu būtinai kvėpuokit. Aukštyn pasižiūrėjom, mes įkvepiam, žemyn iškvepiam. Va, visą nugarą susikūprijo, susilenkia. Ir vėl susikūprinom ir susilenkia. Su kvėpavimu kartu. Šičia pažiūrėjom į viršų, įkvepiam ir žemyn iškvepiam. Įkvepiam, susikūprinam, iškvepiam. Ir baigta. Labai gerai. O dabar treniruosime kojas. Dabar mūsų darbas bus pasidėti svarelį. Vieną tik tai svarelį pasidėsim, kitas gali būti priešais jūs. Pasidedam ten, kur koja susilenkia per kelį. Per pakinklį. Įsidėsim taip, kad būtų patogu, kad nespaustų per stipriai. Bet kada sulenksit koją, tas svarelis niekur nenorės pabėgti.
Taigi rankos lieka ant žemės, tiesios, nugara tiesi, pilvas įtemptas. Ir dabar su kaire koja, svarelis kairiai pusiai, pabandome per pakinklį taip tiesti koją aukštyn ir grįžtam atgal. Svoris lieka pakinklio srity, o mes koją pakėlėm kulnų į viršų ir grįžom. Lėtai, neskubėm, pabandom išlaikyti pusiausvyrą, stengiamės, kad svarelis labai nepabėgtų, kiek pavyko atkilo ir grįžo žemyn. Atkilo koja, grįžo žemyn. Pajausit galinę kojos pusę, sėdmenys kaip dirba. Galva tiesesnė, truputėlį daugiau pakelkit į viršų, super. Ir kiek išėjo, pakeliam koją aukštyn, grįžta žemyn. Labai gerai, kvėpuojam. Dar porą. Aukštyn, aukštyn, aukštyn pakyla koja ir grįžta. Paskutinis kartas. Kiek išeina? Aukštyn ir žemyn. Viskas. Sukeisim dabar svorį į kitą koją. Lygiai taip pat. Dabar svarelį perdedam į priešingą, į dešinės kojos pakinklį ir pabandome tuo pačiu principu rankos tiesios, kulnų į viršų, keliame koją aukštyn ir grįžtame atgal. Neleiskit, kad pilvas leistų taip sukristi. Tai reiškia, nugara tiesi ir pilvas tvirtai laiko. Tik tai pakėlėm, kulnų į viršų, grįžome atgal. Kvėpuojam. Kiek pavyksta. Į viršų, žemyn. Į viršų, žemyn. Labai gerai. Kiek leidžia galimybės, kiek klubas pakilo viršų ir leidžiasi žemyn. Dar porą kartų. Super. Va čia pabėgo. Nu ir paskutiniai kartai. Pakėlėm, padėjom žemės. Ir paskutinis į viršų. Viskas. Šauniai. Gerai. Mes pasidėsime tik vieną svarelį per patį vidurį. Tai kitas gali būti šalia jūsų. Dabar rankos lieka iš vienos ir iš kitos pusės, o svarelis mums per vidurį. Ir pabandome su dešinė ranka dabar pasidėti svorį į dešinę pusę. Dešinė ranka, dešinė pusė. Gerai. Rankas pasistatėm lygiai. Dabar atsiminkit taip. Kuo kojos toliau nuo rankų, tuo sunkiau. Jeigu jūs pastatysit koją žymiai toliau nuo rankų, bus žymiai sunkiau, pavargs pilvas. Su kaire ranka dabar paimsime svarelį po mumis, kur padėjome į dešinę pusę, ir padėsime į kairę pusę. Ir lygiai taip pat pakeisim su kaire ranka laikantis, su dešinė ranka po savim padėsim į dešinę. Ir taip visą laiką traukiam iš vienos pusės po savim ir iš kitos. Atsiminkit, nugaros tiesios ir kuo toliau kojos nuo rankų, tuo žymiai sunkiau bus. Iš po savęs padėjom į vieną šoną ir į kitą. Jeigu svarelis sunkus, tai žymiai stipriau pajausit įtampą. Ar ne? Įtampą pilvo srity. Ir dabar iš po savęs paėmėm, padėjom į kitą pusę ir vėl. Iš po savęs. Super. Irgi. Padėsit toliau, bus sunkiau paimti. Ir dabar po savimi paimat ir padedat. Jeigu kojas laikote toliau, galit net pabandyti pasidėti kojas truputį toliau nuo rankų. Gerai. Ir dabar su ta ranka padėdam šičia. Gerai. Ir dabar viskas tvarkoja. Ir dabar su ta laisva ranka palikit svarelį. Šito nereikia. Ir dabar su šita ranka pasidėsit į kitą pusę. Į vieną pusę. Pastatot į vieną pusę ten. Aha, padėkit, palikit. Ir dabar su šita ranka. Ne, tą patį svarelį. Ta patį. Čia. Aha, ir dabar padedam į priešingą pusę. Padėkit tą svarelį. Dabar su šita ranka paimkit, tą svarelį. Va. Jo, ir padėkit šičia. Super. Ir į vieną pusę, ir į kitą. Paskutinis kartas. Gerai, padėkit plačiau į šalį ir dabar po savim. Paimėt, padėjot į šoną ir iš kitos pusės. Viskas. Super. Labai gerai. Reikia daug galvoti. Nepakanka vien tik tai dirbti, reikia dar ir galvoti, ką darom, kad kūnas suprastų mūsų judesius. Gerai, o paskutiniai pratimai dabar atsigulsime mes ant nugaros ir svarelius abudu laikysime šalia savęs. Pasidėkit, kad būtų patogu juos pasiimti. Atsigulam ant nugaros, kojos sulenktos, rankos abidvi laikys svarelius priešais save. Žvilgsniu į viršų. Rankos įsitiesė, kojos susilenkė ir atkilo nuo grindų ir mes dabar labai giliai įkvėpsim, kada nugara prisispaus prie žemės, rankas leisim už savęs
ir su iškvėpimu tiesiame priešai save ir dar susilenkiam į priekį. Ir vėl. Įkvepiam, rankos už mūsų, iškvepiam, lenkiamės į priekį. Labai gerai. Įkvepiam ir iškvepiam susilenkimu. Va, rankos visą laiką tiesios. Net rankos bando paliesti žemę su svareliu. Ir vėl. Grįžtam į priekį, susilenkiam. Ir vėl grįžtam atgal, įkvepiam, susilenkiam, iškvepiam. Labai gerai. Pabandom, stumiam. Iki šičia rankos ir grįžtam. Dar kartelį, pabandykit pasiekti mano rankas. Va, labai gerai. Paskutinis. Super, gerai. Pailsėkim, nugaras prispaustas prie žemės. Ir bus paskutinis pratimas ir bus baigta. Atsikvėpėt. Gerai. Ir dar kartelį gulint ant nugaros paskutinis pratimas bus, kada ištiesim rankas aukštyn, koją sulenksim, panaši padėtis kaip ir prieš tai, bet reikės vėlgi galvot, ką darome. Taigi kairę ranką tiesiame už mūsų atgal, o dešinę koją į priekį. Nugara prispausta. Ir su iškvėpimu grįžtame, su įkvėpimu paleidome ranką su koja. Iškvėpiam, grįžtame, įkvėpiam, įsitiesiam. Iš vienos pusės ir lygiai taip pat iš kitos pusės kartojame judesį. Bandykime įkvėpti kuo giliau į plaučius. Vat nugara mūsų prispausta. Įsivaizduokit, tai prispausta, kad net nugara net kyla nuo grindų. Vat kojos sulenktos, viena įsitiesia, kita susilenkia. Labai gerai. Gerai kvėpuokit, rankos tiesios priešais jūs. Šičia. Ir koją ranką įsitiesiam, grįžtam iš priešingos pusės taip pat. Iš vienos, iš kitos. Viskas ir sustojam. Šaunuolės. Oho, pasportavome. Na, svareliai ne visą laiką atrodo tokie lengvi kaip iš pirmo žvilgsnio. Ačiū, kad sportavote ir pasimatome kitoje treniruotėje. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tai. Asmenims su cukriniu diabetu fizinį krūvį planuokite iš anksto. Susileiskite insulino, pavalgykite ir po 1 ar 2 valandų mankštinkitės. Prieš sportuodami visuomet pasitikrinkite gliukozės kiekį kraujyje. Turėkite gliukozės tablečių arba vaisių sulčių. Turint aukštą kraujo spaudimą, būtina gauti sutikimą sportuoti iš savo šeimos gydytojo. Pradėjus jausti galvos svaigimą, sustabdyti treniruotę. Turėti šalia vandens. Esant po klubo endoprotezo operacijos, draudžiama atlikti pratimus, kuomet kojos kelis aukščiau už klubą. Pėda sukasi į vidinę pusę, kuomet koja tiesi. Pratimus atlikti tik mažoje amplitudėje iki skausmo ribos. Gulint ant nugaros, turėti pagalvėlę po galvą. Patartina sportuoti su artimųjų priežiūra.